Skambučiuose galima nenormatyvinė leksika ir necenzūriniai žodžiai. Jeigu neturite 14 metų, nepatarėme klausytis. Sveiki. Su jumis Paprikol. LT Administracija. ir Mantis. Ir Dom. Taip. Tai va. Gerai, šiandien mes papasakosim truputį apie anketą. Kokią anketą papasakotų? Apie mūsų Paprikol LT anketą, kurią galite pildyti Facebook'o tinklalapyje. Ir šitą anketą, ta prasme, reikia pildyti labai atsakingai, nes mes, jeigu jūs pildote atmestinai, mes negalime tiesiog paskambinti žmonėm, kuriem jūs norite, kad mes paskambintume. Kurvo kapyką pamečiau. Ten tokių turi. Tai va, tai kolega pradės, kaip jie pildyti. Šiek tiek. Jo, вообще, ta prasme, tiesiog duokit mums kuo daugiau informacijos, kad mes galėtumėte viską sudėti į vieną, susirašyti. Nes suprantat, mes skambinam tiem žmonėm, kurie labiausiai užpildė anketas, nes tiesiog būtų Yra lengviau. lengviau ir kas užpildė teisingai ir kuo daugiau anketų, tai yra didesnis Tikimybė, kad mes paskambintume. Ir kažkaip būtų neteisėta kitų atžvilgių, kas užpildė daugiau anketos, kas mažiau. Jo, tai aišku, mes imamės ir tokių, kurie užpildo tiesiog vardą, pavardę, telefoną ir miestą, tai čia mažiau yra daug darbo iš tikrųjų. Bet skambinam tokiem, tik tai jau kai nebeturim kam skambinti. Jo, dažniausiai, bet todėl jūs nenusiminkite, nes iš tikrųjų paskali. Tai va, pildykite anketą kuo plačiau. Jo, ir po to metų amžiaus, ta prasme, amžiaus riba yra tokia Nuo 14 metų. reikšminga, jo, nuo 14 metų. Tu man tai apie konkursą prabiškai. Kas dar vyks? Gerai, aš to pasakysiu. Tai mes galvojam daryti šiokį tokį konkursėlį. Kaip mūsų pradinį tokį pirmąjį prizas, aišku, nebus vienas iš didžiausių. Tai... Gerai. Ir nežinau, maždaug stengsimės jį padaryti kuo greičiau tą prizą, nes nuo jo priklauso, kada konkursas prasidės. Kai jis prasidės, mes iškart įkelsim postą. Ten tikriausiai reiks laikint spėję, ne? Laikint, share'int ir po to mes bus kelių maždaug išrinksim vieną žmogų, kuriam duosim prizą. Gal dviem, gal vienam, dar tiksliai nežinom. Žiūrint, kiek biudžetas leis. Kas? Žiūrint, kiek biudžetas leis tikriausiai. Tai pratęs tada, aš tik suaugau. Tai va, apie prizą nekalbėsim dabar, taip neįsiplėsim labai. Vienas žodžiu, bus konkursas, jums reikės palaikinti, pasidalinti ir ką dar padaryti, pakomentuoti gal? Galim komentuoti, ne, laikint, share'int. Jo, palaikinti ir pašėrinti ten kokią nors paveiksliuką iš Paprikol LT, taip galėsit laimėti tą priziuką. Mes jį atsiųsim paštu tikriausiai, jeigu nebus galimybė susitikti. Kai ten rūgus pjovė vakar, bet vis tiek sugalvosim iš to prikolo. Jo. Bet gerai... Gerai, klausus nuo to pilio, ne? Aš noriu... Nu, žodžiu, parašykit bet ką, bet svarbiausia mum, parašykit į PM, ne bet kur, į PM būtinai. Įmį. P raidė ir M raidė. Nes visur mes neskaitom. O, tai mažai. Ir tada mes pasitengsim paskambinti tam žmogui ir paprikolinti šio. Tai kaip liusko filtrą? Tai va. Paprikol LT administracija. Ne, žinau, vai. Man nežiūrėk, vai. Man sekam. Paprikol LT administracija. Ne, žinau, vai. Man nežiūrėk, vai. Man sekam. Tai va. Jo. Viskas normaliai yra. Ne, kad visą negirdžiu. Ne, bet problema.